Labdienėlį. Šiandien sportaus salė. Tai nei gerai šiandien, nei lauk sportaus salė šiandien prasikels rast. Šiaip norėčiau daryti, pavyzdžiui, ten kokį rast prasikel hantelį ir tada dar norėčiau akmenį kelti. Bet kad kol kas dar taip negal, nes salė akmens neįsineš. Tai gera būtų, kad kokį nors veit reikės susirasti, kur gali vis įrangį susinešti ir tokį biškį nebereikės nebereikės toks darbus daryti tarp treniruočių, galės ten, kaip sakiau, rast kelti ir hantelį ir kokį akmenį. Tai šiandien prasikels rastą ir hantelį. Tai bus sunkesnį treniruoti, tai bus sunkių kelimų treniruoti. Norėčiau pasimėginti 120 pasikelti. Šiaip nors neskaičiau nuo 2 kg, nors šiaip ant tokį pratėmį labai daug, kaip ir bet kokį. Tai rasti 72, kaip dedus, ten skaičiuojam kokį 120, ne 122. Tai pasimėginti šiandien. Nežinau, pavyks, norėčiau, kad pavyktų. Reikia galvoti, kad pavyks, bet pažiūrėsim, kaip gausas. Vien apšiliniai, ir po biškėlį pradės. Iškart nerodys tų visų mažų tokių apšilimų, parodys iškart didesnį svorį kaip kel. Tai tas serija šita turėtų būti iškart ta. Žmonės išėjo, galiu ir aptart biškį keliam. Tai, kaip tik rast žiūriu, tai iš vis pradėjau apšilinėti nuo štongas, su štungelį pasidarau nuo 20, 40, 50, 60 ir tada einu prirast kelti. Pasidarau tus keliams įverš tokį su tokį šuliuku, su štonga irgi ir paskiau einu iškart prie to ištrast. Nes pats rast sver 72, tai geriau apšėlti iškart, nelabai noriu eiti ir imti įkelti. Tai su 70, su 80 du kartus, su 90 du kartus ir su 100 vieną kartą ir paskiau iškart šitą dėjau, tom, kur pamatėt 110. Tai tokį vieną seriją pasidariau, šiandien ėjau ant, kaip jūs sakiau pradžio, ant didelių, mon didelių svorių. Tai pasikėliau šitą 110, tom, kur pamatėt, šiaip tikra laba kažkap. Aišku, kūnų svoriaus priaugis, tai dėl to ir tas rastas stovant priekels lengviau taip, kaip užsiridinti. Tai taip jau, kaip užsiridinau, pajutau, kad gerai tūps ir gerai išmes į virš ir iškels. Tai laba tokį geras, nupreitos kart, kaip kėliau, tai tikra laba žymiai lengviau 110, nei kad preicik. Jauties kokias, preicik jauties 110, kaip kokį 115. Tai liuks laba. Daug svorį savo vis tiek priaug 1-2 kg. Tai geras keliams. Patiek maniai pačiam. Nu, čia šitą, matot, norėjau pasidaryti iškart, du įmečiau tus toks veiną, kur užsiredinau, bet ten labai sunkiai taip ir paskiau kėt, kur
kur taip prasisok tas rastas. Tai tokiam galiūnų nusinčiau, paklausti patarėm, kodėl blogą darau. Tai sakė, vis tiek važiaus pasano pasitreniruoti. Tai kiek savaitę važiaus, tai ant pamokins kaip kelti, tai dabar įmečiau video kaip darau. Ir sakė, kad reik labiau taip iš klubų mėsti į viršų. Nes taip greičiau tas kažką prastas užšok, manau, ir kažką lengviau užsirident. Nes čia tik tą pasiemi, taip stengis prisaistant ras spausti, taip versti. Tai vien jėgos ronkų neužtenka. Muniai, tai reik biški ir gudrybių tų, kur padėti prosto tokį užmetėm padaryti. Tai bus labai fainai pamokins tas galiūns ir paskiau pažiūrės, kaip pasano koks aras bus, kaip kelsas, kaip užsimetėms į pasmonis, kaip vienam pačiam seksas, kaip nebus nuvažiavęs, kaip viens pats sportos, kaip kažin bus. Tai va bus tas įdomi. Tai va čia tokie ir dalyką. Matau, tai on toks jaustėlis. Gal palaukėt iš karto, su kamera. Čia šitą matot, tos jaustis kažkur metrūdį. Tai anus su tokia starpas, jau biški apsidėviai, į nelimp. Biški, tas toks kaip nulakauts, nudažyts, nežinau. Tas yra ir biški per drabužį sensas lyst. Kaip pridenys, tą maigdą toks lydį. Kartas žinot, kaip prispautas ras, taip, vumt, tą vis maig, taip, kaip pasitempi į apačią. Ir tas ras toks slysti į apačią, taip, viskas, taip, centimetras, antras, atrodo netep, net čia užsiridens netaisyklinga ir pradės jau iškart toks pats pajus, kad jau toks biški pasvyroviniau ir iškart rast galbūt, kad nebepasikels. Tai vo, tokį specialiai įdėjau, kad ir vis ne kiekvien syk viskas gražiai pavykst. Aišku, turi kokį, nežinau, bent jau muniai suklyst kokį, nežinau, daug kartų, kur paskiau išmoktum tom pamokį ir paskiau pradėtum vėl gerą kažką daryti. Paskiau vėl kaip didesnis svarsiai, vėl kažkam biški netep dara, net ten vien peršt padėt, netep prikūn prispaudį rast, kokį tarkiam, ar pritupim, kokį netep padėt, kiekvienam veiksmį tokių visokių niuansų. Tai vo, kiek iš savo tos tokios nedėlios patirtais mėgint paaiškinti, kiek pats suprantu. Tai važiaus, kur, kaip jūs sakiau, pas to galiūn, tai gal pamokins visokių gudrybių. Ir pamėginsiu jums papasakoti, ko išmokau ir kokių patarimų gavau. Toks rast keliams nepavyko. Tai toks keliams sunkus buvo. Nepavyko 122. Tai manau, kitam syk jau turėtų pavykti. Tai va taip. Bet kur klasus turėjai prieš 0,8 ir 2. Buvo koks kiam kil per visą pirmą klasus 0,8. Ten sikeitai. Aš taip žiūrėjau. Aš buvau, šitą tus video visus iškart sudėjau hanteliaus keliam. Tai tas hantelis, ves laik užmiršt, pas mus salės svarstyklis sugeda, sulūž sugeda, tai nebės svarstyklių, norėčiau ton ves rast, ton rast, sakau, hantelį padėti.
pasvertint svarstyklį, pažiūrėti, kiek tiksliai sver. Manau, kokiai 40 kg galėtų vienas tušt sverti. 3,8, 40. Ir dar biškis svoriaus, tada buvo dasidėjęs. Tai pirm keliam svoris buvo tušt hantelį kėliau, paskiau pudų į posį užsidėjau, tai gaunas 5 kg, paskiau 2 serijas toks dariau su 5 kg, ir paskiau on galvoju pasimėginti tokį didesnį svorį, tai dasidėjau 10 kg. Tai šitas hantelis gavos kiek čia 55 kg ir pamėginau pasvaidyti į viršų, kiek pavyko. Tai toks, žinotas, kaip hantelis įstors, damatus šitą, ant labai remasi ton veitė, pusiridėlį, tas ant stipriamasi turi kažkaip mokien, irgi sakė pamokins, kaip atvažiaus, irgi patarimų reikės pasisemti, paimti, iš daug patyrus daugiau. Tai toks kažkaip reik laikyti ant nugaros, taip labiau dėti ant trapecijais kažkaip, ne ant peteis, nes jau ant peteis dėsi šitas hantelis pačiūžai, taip toks į priekį, meti, taip biškį tik netėp ir pats versti šuon, o reik taip, ką biškį sulinks, taip virš galvos, ką iškelti. Tai buvo, tuok šiandien treniruoti, da pasilaikiau rimtą, kad priminčiau, su hantelį viskas. Pats aš dar tos technikas gerą nemoku paaiškinti visko, ko reikia, tai stengus kelti ir pabiškėlį didinti svorį. Mokintis automatišką tą techniką, priprasti prie hanteliaus ir kad pastatyčiau gerą nuo ton veit, kad ron būt pačiam patogia kelti. Tai va tokius įžvalgas hanteliaus keliam. Ir dar, kad iš karto atsiminiau, tai laikeltus labas seniau dėmesios neskirdavo manim. Tai nelabai sekdavos tas toks laikiams, arba išlaikydavo ten 15, 20, 25 sekundžių varžybos, o dabar biški. Taip, į savaitę veina, gal į 8, 9, 9, 2 kartus pasilaikau ton štongą ir 20 laikiau. Jau apie 35-40 sekundžių šiandien taip švariai lygiai laikyti, net taip karonkus, taip grina teisė kapein. Veids, nuosi ir laika. Ir paskiau dar užsidėjau 25 kg užsidėjau 25, palaikiau ten, nežinau, kiek, 20 sekundžių, 25, kiek išėjti švarę palaikyti. Ir dar paskiau iš šonus, taip, su hantelės, irgi būn kartas rungtis, labareta, bet būn. Šiaip tų rungčių kartų atsimesdavau tokių, kur laikyti reikia. Tai reikia būti tuo rungti ištvermingam. Tai buvo, žinokit, kaip ir viskas. Dabar daryti buvau pasisvėris, tai svėriau lygiai 108. Tai po biškį norėčiau iki varžybų sverti kokį 110, 111. Būt pats gazėlis iki pirmų varžybų, paskiau dar koks 2-3 kg užmesti, kokį 115 gal. Tai būtų nesuteik. Esu daugiausia 117, 116 svėris, tai čia būtų jau link pačios geriausios formos. Tai va teik, žinokit, šiam kartu teik, viskom paminėjau, kon šiandien dariau, kon pasidariau. Tai va, šiam kartu teik ir susimatysim, kaip visuomet lygiai už savaitę sekmadienį. Iki.